Mes turim, sakykim, 2 inkstus, mes galim gyventi su dalim kepenų, mes galim gyventi su vienu plaučiu, bet mes negalim gyventi be širdies. Sako, mano kraujospūdis šokinėja, jis pakyla, paskui būna vėl normalus, esu pakankamai jaunas, gal čia nieko tokio. Tos ligos pati pradžia yra visiškai besimptomė liga. Gydytojai, kurie dirba stacionaruose, jie dažniausiai susiduria su šios ligos jau komplikacijom. Mes turėsim net ir geriamus tokius medikamentus, kurių irgi nedidelių dozių, ir tai nebus visiškai statinas, kurie labai gerai sutvarkys cholesterolį. Tie pacientai, kurie serga cukriniu diabetu, jie gali nejausti skausmą, ypatingai jeigu tas cukrinis diabetas yra keletą metų. Jie dažniausiai jaučia tik tai tuos šalutinius antrinius požymius, tokius kaip pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, fizinio krūvio nebuvimas. Todėl dalis tų žmonių kreipiasi per vėlai. Labadiena, šiandien sveikatos virtuvėje gydytoja kardiologė, medicinos mokslų daktarė, docentė Vilma Dženkevičiūtė. Sveiki, Vilma. Labadiena. Norėčiau paklausti tokio klausimo. Kaip nusprendėte tapti gydytoja ir dar gydytoja kardiologė? Klausimas iš ties yra įdomus, nes iš tikrųjų, kai tu būni jaunystėje, tikriausiai turi įvairių įsivaizdavimų, ko tu norėtum būti, tu turi mažai patirties ir dažniausiai renkėsi greičiausiai tas specialybės, kurios yra aplinkui tave. Ir mano aplinkoje buvo be galo daug artimų žmonių, kurie buvo pasirinkę mediko profesiją ir tai man tikrai nebuvo naujiena. Nors ankstyvoje vaikystėje aš tikrai galvojau, kad aš būsiu tortų kepėja ir mėgausiuosi skanumynais ir mėgausiuosi mano šeima, mano kepamais visais saldumynais. Bet vis tik tai, kai atėjo tas lemiamas momentas, paskutiniai mokslo baigimo metai, nusprendžiau, kad noriu tapti gydytoja. Ir tai, kad tapsiu kardiologė, praktiškai mano bendra moksliai sakė, kad aš tai žinojau iš pirmo kurso, nors man atrodo, kad aš to ir nežinojau. Kodėl aš pasirinkau kardiologiją? Todėl, kad tai yra vis tik tai terapinė specialybė, kuri leidžia būti arti žmogaus, bendrauti su žmonėms. Ir tokia specialybė, kuri nėra nuobodi. Jinai turi be galo dar daug ir subspecialybių. Dėl to tu gali ištisai tobulėti. Jei atsibodo vienas sritis, gali gilintis į elektrofiziologiją. Jeigu atsibodo elektrofiziologiją, gali gilintis į kitas įgimtas širdies ligas ar į kažkokias įgimtas kardiopatijas. Jeigu tu nori dirbti labai intensyviai, tu gali visada pereiti į intensyvios terapijos skyrių ir dirbti kaip intensyvus kardiologas. Taip pat tu gali dirbti ir toj srity, kad užkirsti kelią ligoms. Aš pasirinkau būtent tą kelią, kad užkirsti kelią ligoms. Iš tikrųjų, tai yra labai sunkus kelias, nes žmonės visada yra labai dėkingi tada, kada jiems yra išgelbėjamos gyvybės ir daktarų yra didesnis pasitenkinimas tada, kada yra išgelbėta gyvybė. Tu matai, kad yra išgelbėta gyvybė, kad tu suteikia antrą šansą žmogui gyventi ir tai yra tikrai be galo didelis pasitenkinimas. Tuo tarpu, kai tu dirbi prevenciniai kardiologai, nieko blogo neatsitinka. Nieko blogo neatsitinka, tarsi tavo ta specialybė yra mažiau reikalinga ir mažiau atneša naudos. Taigi, kelias yra toks keistas ir įdomus, iš tikrųjų kartu jis yra įdomus dar ir tuo, kad visame tame procese aš esu įjungta į daug technologinių dalykų. Ir tie technologiniai dalykai nuo echoskopijos iki magnetinio rezonanso ir kompiuterinės angiografijos. Žinių, mokslo, domėjimosi sritys yra tikrai didelis ir pakankamai įdomios ir naujos. O jūs paminėjote prevencinę kardiologiją. Iš tikrųjų, labai įdomi šaka kardiologijai. Gal galėtumėte plačiau truputėlį papasakoti, kasgi ta prevencinė kardiologija ir ką gydytojai veikia prevencinės kardiologijos skyriuose, padaliniuose, koks jų darbas, kokia ta darbo diena? Širdis yra organas, be kurio žmogus negali gyventi. Tai yra, dažnai mes turim, sakykim, 2 inkstus, mes galim gyventi su dalim kepenų, mes galim gyventi su vienu plaučiu, bet mes negalim gyventi be širdies. Pagrindinis mirtis nuo širdies ligų yra širdies ir kraujagyslių ligos. Ir tos ligos yra dažniausia, tos ligos pati pradžia yra visiškai besimptomė liga. Tai yra tarsi nematoma liga. Ši nematoma liga turi tam tikras stadijas ir gydytojai, kurie dirba stacionaruose, jie dažniausiai susiduria su šios ligos jau komplikacijom, kaip miokardo infarktu, ar tai insultų, ar tai, sakykime, periferinė arterijų liga, kuri pažeidžia įvairius žmonės ir įvairiame amžiuje. Sergamumas šia liga yra ne tik tai vyresnių žmonių problema, bet yra ir jaunų žmonių kartais problema. Ši liga yra atsinešama kartais su genais, todėl tų žmonių atrinkimas, tų žmonių tam tikrų gairių ir gydymo paskirimas
tiem žmonėms tikrai išgelbsti gyvybę ir jie nepatenka į ligonines, jie tikrai išgyvena žymiai ilgesnį ir normalesnį gyvenimą. Kaip vykdoma tokia atranka? Žmonės, kurie turi tam tikrus rizikos veiksnius, tokius kaip dislipidemija, tokie žmonės, kurie turi šeimos anamnezę, kurių giminių tarpe yra žmonių, kurie yra sirgę miokardo infarktais arba insultais, ypač tie asmenys, kurių, sakykime, tėtis ar mama ankstyvam amžiui, 50-60 metų amžiaus sirgo miokardo infarktų, jie yra visi rizikos grupėje. Šiai dienai kardiologija leidžia žiūrėti ne vien tik tai į primityviai, sakykime, į tą pačią dislipidemiją, kur yra visi žinom, kad didelis cholesterolio padidėjimas ar arterinė hipertenzija, bet yra nustatyta ir daug naujų įvairių kitų rizikos veiksnių, kurie įtakoja tų žmonių sergamumą širdies ir kraujagyslių ligom. Vienas iš tokių veiksnių yra lipoproteinas A. Lipoproteino A padidėjimas yra atskiras rizikos veiksnys, apie kurį mes pradedam šnekėti tik tai dabar, bet jis yra atsinešamas su genais. Šio rizikos veiksnio nustatymas jis yra atliekamas iš kraujo, jis yra nustatomas vieną kartą gyvenime ir jo padidėjimas yra dažniausiai susijęs su didesne širdies ir kraujagyslių ligų rizika. Taip pat kaip su širdies nepakankamumo išsivystymu arba aortos vožtuvo stenozavimu. Dalis žmonių turi ne tik tai kraujagyslių ligas, kaip miokardo infarktas, bet vėlgi, ta prasme, tos pačios vožtuvų problemos, kai sulaukus 50 metų kartais dažnai reikia keisti aortos vožtuvą. Tai leidžia tuos pacientus atrinkti anksčiau ir ypač tie žmonės, kurių tėvai turėjo ar aortos vožtuvo protezavimo operaciją, ar tie, kurie turėjo ankstyvą koronarinę širdies ligą, širdies ir kraujagyslių ligą, jie turėtų būti budresni ir kreiptis profilaktiškai pasitikrinti tam, kad galėtume išvengti anksčiau belaukiančių jų ligų. Kodėl anksčiau? Medicina yra labai orientuota visada į greitį. Ir kuo tu anksčiau kreipiesi nusistatyti kokiai nors ligai, kuo ta liga yra anksčiau pradedama gydyti, tuo visada yra geresni rezultatai. Ar tai mes gydysim pacientą, kuris serga vėžiniu susirgimu, kuo yra mažesnė stadija, mes visi gerai labai žinom, kad tuo geresnis paciento išgyvenamumas ir tuo yra geresni rezultatai. Lygiai taip pat, jeigu mes gaivinam pacientą, jeigu ta paciento suteikta pagalba yra ūmi čia ir dabar, jo rezultatai bus tikrai geresni. Taip pat yra lygiai ir su širdies ir kraujagyslių ligoms, su aterosklerozės prevencija. Kuo ta intervencija yra ankstyvesnė, kuo tas žmogus yra atpažįstamas anksčiau, tuo didesnė tikimybė, kad jis išgyvens ilgaamžį gyvenimą ir neturės kardiovaskulinių komplikacijų savo gyvenime. Paminėjot lipoproteiną A, paminėjote cholesterolį, tai rizikos veiksniai, bet jų yra daugiau įvairių, dar ir kitų veiksnių, kurie yra svarbus įvertinant riziką. Anksčiau buvo koncentruojamasi į genetinius rizikos veiksnius, į tokias paveldimas dislipidemijas, kurios irgi atsinešamas su genais, bet jų nustatymas yra brangus ir jų paplitimas nėra didelis. Didžioji dalis visos pasaulio populiacijos yra susideda iš poligenetinių rizikos veiksnių. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu truputį turi hipertenzijos, galbūt tu truputį nelabai sveikai gyveni, galbūt tu ne visiškai sportuoji, galbūt tu kažką padarai vėlgi ne taip. Ir tų visų veiksnių visuma lemia tam tikrus dalykus. Todėl šiai dienai atsiranda poligenetiniai rizikos nustatymo skaičiuoklis, kurias atlikus taip pat vieną kartą per savo gyvenimą, tu gali įsivertinti savo riziką. Ar pacientas pats gali tą padaryti? Pacientas greičiausiai pats to negali, vis tik tai yra medicininis tyrimas, kuris dažniausiai arba iš kraujo, arba iš seilių yra atliekamas ir ta rizika yra apskaičiuojama gydytojų genetikų. Taip pat yra tam tikri kiti iš kraujo nustatomi rizikos veiksniai, tokie, kurie didina krešumo sutrikimus. Ypatingai jeigu yra giliųjų venų trombozės kartojasi, jeigu yra plaučių arterijos tromboembolijos kartojasi, be tam tikros priežasties. Vėlgi krešumo sutrikimai, tam tikri įgimti sutrikimai, jie gali įtakoti ankstyvesnį aterosklerozės procesą. Taip kaip kai kurių vitaminų trūkumas, kaip B12 vitamino trūkumas, homocisteino didesnė koncentracija, tam tikro vėlgi rizikos veiksnių, kuris yra nustatomas iš kraujo. Tai besijaučiantis sveiku žmogus nebūtinai gali būti sveikas. Jis turbūt turėtų kažkada tai sulaukęs tam tikro amžiaus kreiptis pas gydytojus ir bandyti įvertinti savo riziką. Aš sakyčiau, kad tikrai taip, kad
praktiškai visi pacientai, kurie yra sulaukę 40 metų, turėtų tikrai apsilankyti pas gydytoją prevencinį kardiologą. O netgi dar ir anksčiau tie asmenys nuo 25 metų amžiaus, jeigu jie savo šeimoje turėjo neigiamas patirtis. Tai tas patirtis, kai tėtis ar mama sirgo miokardo infarktu, ar, sakykime, lydėjo kažkokios kitos gretutiniai širdies ir kraujagyslių ligos. Nereiktų pamiršti ne tik tai infarktus, bet ir insultus. Kartais ši patologija eina pirmiau ir tai yra, kartais jos eina kartu. Vėlgi tai yra skirtingo baseino, bet iš esmės tos pačios ligos pasekmės. Kokius tyrimus atliks gydytojas kardiologas tokiam pacientui? Visų pirma, reikėtų pasižiūrėti, nustatyti tuos bendruosius rizikos veiksnius, tai įvertinti tradicinius rizikos veiksnius, tokius kaip hipertenzija, cholesterolį, rūkimą, fizinio aktyvumo buvimą, nutukimą. Greta šitų rizikos veiksnių, kiti rizikos veiksniai yra nustatomi iš kraujo, kaip lipoproteinas A, homocisteino koncentracija. Galima atlikti ir poligenetinį tyrimą. Taip pat, jeigu mes įtariame, kad tas pacientas yra padidintos rizikos, taupant paciento pinigus ir laiką, mes galime pasiūlyti atlikti kaklo kraujagyslių tyrimą. Kaklo kraujagyslio tyrimo metu mes ieškome aterosklerozinių pakitimų. Kodėl tai yra kaklo kraujagyslių tyrimas? O todėl, kad tai yra geriausiai vizualizuojamos kraujagyslės, jos yra labai lengvai prieinamos, gerai matomos tos kraujagyslės, dėl to jas galima stebėti ir dinamikoje tas kraujagyslės. Tyrimas yra neinvazinis, niekaip negalima pakenkti pacientui ir gana informatyvus. Kodėl tos kraujagyslės? Nes kaip ir upė, jeigu neša kokius nors šapus, dažniausiai visi šapai ir nesklandumai susikaupia ties upės įsišakojimu. Taip ir čia kaklo kraujagysliai šakojasi ir dažniausiai tie pakitimai atsiranda tos kaklo kraujagyslių atsišakojimas. Ar tiesa, kad pokyčiai kaklo kraujagyslėse koreliuoja, susiję su pokyčiai širdyje? Tikrai taip, nes aterosklerozė yra liga. Yra bendra mūsų organizmo liga ir jinai tik turi skirtingas stadijas. Ir kodėl jinai nėra išgydoma, tai jeigu, sakykime, dažnai pacientai klausia, kad štai yra viena plokštelė atsiradusi kaklo kraujagysliai, išoperuokim tą plokštelę ir problema bus išspręsta. Bet dėja taip nėra, nes liga yra sisteminiai. Tai reiškia, jie yra vienoj kraujagysliai, jeigu mes neužbėgsim tiem įvykiams už akių, nesutvarkysim tų rizikos veiksnių, nekoreguosim tam tikrų dalykų, aterosklerozė išplis į kitas kraujagyslės. Pirmiausia, jie atsiranda stambesnėse kraujagyslėse, po to atsiranda smulkesnėse kraujagyslėse ir praėjus tam tikram laikui, tos aterosklerozinės plokštelės, jos pačios pats procesas save palaiko ir duoda tam tikras komplikacijas. O kaip galima spręsti šias problemas? Ką galima daryti? Koks tas gydymas? Ar užtenka keisti gyvenimo būdą, ar reikia skirti vaistus? Kaip elgiatės? Elgiamės įvairiai. Tai yra priklauso vėlgi nuo to paties paciento rizikos. Ką reiškia ta rizika? Rizika tai reiškia tai, kad kokia yra paciento tikimybė turėti per ateinančius 5 arba 10 metų miokardo infarktą arba insultą. Jei paciento rizika turėti infarktą arba insultą yra labai didelė arba didelė, tokiu atveju greičiausiai vien sveikos gyvensenos nepakanka. Net ir tos didelės rizikos pacientą, kaklo kraujagyslių tyrimas, kalcio skoro indekso nustatymas leidžia įvertinti individualiai. Net ir būnant labai didelėje rizikoje, jei nėra aterosklerozinių pakitimų, tai reiškia neturima aterosklerozinių plokštelių, tokiam pacientui galima taikyti nemedikamentinio gydymo metodus. Tai sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, sportavimą ir įvairias kitas nemedikamentinės gydymo metodus. Bet jei pas pacientą mes randam jau tam tikrus pradinius ligos požymius, tokiu atveju saugiau vis tik tai būtų tą pacientą jau pradėti gydyti medikamentais. Pacientai dažnai klausia mūsų šeimos gydytojų: daktare, pasakykit cholesterolio reikšmę, nuo kurios jau turiu pradėti gerti statinus. Tikriausia, tos reikšmės nėra. Ta reikšmė yra individuali. Mes kuo tolyn medicinoje, tuo labiau einam prie individualizuotos rizikos nustatymo ir tą individualizuotą riziką mes tikrai galim nustatyti ir ją būtent nustatom ieškodami aterosklerozės. Taigi, jeigu pacientas net ir turi labai kartais aukštus cholesterolius, bet jisai neturi jokių aterosklerozinių pakitimų, tokiu atveju jis tikrai jam nebūtina vartoti medikamentus. Galbūt jo pačių geno sistemoje yra kažkokie tai genai, kurie duoda apsaugą.
Ir tai nėra tikrai privaloma, kad būtent turint labai aukštus cholesterolius, tu būtinai turi vartoti vaistus. Kartais žmonės turi ir labai nedidelius cholesterolius, paribinius, kurie yra praktiškai, sakykime, netoli normos varianto ir jie turi toli pažengusią aterosklerozės procesą, turi kelias plokšteles ir tos plokštelės linkusios jau opėti arba labai ten švelnios, kada jos rodo, kad jos jau turi didelę trombozės riziką. Tokiam pacientui gydymas tikrai reikalingas ir reikalingas net skubiai ir kartais net agresyvesnis. Kodėl reikia pradėti gydyti anksčiau negu vėliau? Tai, kad žmonės dažniausiai nenori vartoti medikamentų ir jeigu nori jau paskiriamas medikamentas, jie visada nori vartoti mažesnę dozę. O jeigu mes turim toli pažengusį procesą, ką tai reiškia tas toli pažengęs procesas, tai kad jis turi jau nebe vieną tą aterosklerozinę plokštelę, o jis turi keletą tų aterosklerozinių plokštelių. Ir jeigu jau viena ta aterosklerozinė plokštelė davė į kliniką, ką reiškia, kad turėjo pacientas infarktą arba insultą, ir jo organizme yra ir kitos plokštelės, kurios lygiai taip pat gali duoti pakartotinus įvykius. O kiekvieno įvykio metu žmogus praras darbingumą, bet to kai kurių įvykių metu jis gali tiesiog ir mirti. Tai šituo atveju mes jau nebeturim laiko žaisti, mes turim duoti labai agresyvų ir stiprų gydymą tam, kad išvengtume tų pakartotinų komplikacijų. Tuo tarpu, jeigu mes pradedam gydymą anksti, kai dar pacientas neturėjo jokio įvykio. Vėlgi mes įvertinam, jeigu tik procesas yra pats pradinis. Tik tai ta pati plokštelė, tik tai pradeda dar formuotis ir dar jinai tik tai pačių pradžių pradžia, gydymas gali būti netoks intensyvus. Mes galim sekti laike ir jeigu to gydymo nepakanka, tik tada padidinsim tą gydymą. Tuo tarpu, jeigu tą plokštelę matom turinčią nestabilumo tam tikrus požymius. Tokiu atveju mes galim skirti truputį intensyvesnį gydymą, bet nebūtinai maksimalų gydymą. Kai pacientas persirga miokardo infarktu ir ta situacija tikrai būna įtempta, kad nepasikartotų, nes rizika pasikartojimo per vienus metus yra siekia daugiau negu 50%. Ir ypatingai, jei tie pacientai nebūtų gydomi ir nebūtų, tai mes anksčiau turėdom labai didelį mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kas atsiradus naujiems medikamentams gerokai pagerėjo šitą situaciją visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje. Taigi kartais mums reikia tenktis kombinuotus medikamentus. Bet to medikamentų yra labai platus spektras. Jei nenori žmonės gerti statinų, ko jie dažniausiai labai bijo ir jie gali pakankamai skirti lėšų savo prevencijai, yra medikamentai, kuriuos galima skirti 2 kartus metuose. Kartais net jeigu yra labai nedideli cholesteroliai, užtenka vienos injekcijos 1 kartą per metus, tam, kad būtų sutvarkytas cholesterolis ir sutvarkytas aterosklerozės procesas. Per ateinančius kelis metus mes turėsim net ir geriamus tokius medikamentus, kurių irgi nedidelių dozių ir tai nebus visiškai statinas, kurie labai gerai sutvarkys cholesterolį. Bet šiai dienai, aišku, dar tų vaistų nėra. Iš jūsų suprantu, kad gydymas skirtas ne tik tai paties cholesterolio mažinimui, bet ir prevencijai pačių įvykių, kur gydymo poveikis yra daug sudėtingesnis, negu mes dažnai galvojame. Kalbant apie bet kokios kilmės medikamentą, vien jo simptomų numalšinimo, tokio kaip sumažinimas tik cholesterolio arba tik tai skausmo numalšinimas, jau yra per mažai medicinai. Šiai dienai mes žiūrim, kad tas medikamentas ne tik tai išspręstų tą problemą, bet kad jis išspręstų tą problemą ilgalaikiame buvime. Tai vaistai yra dažniausiai testuojami tam tikrose klinikiniuose tyrimuose ir tie tyrimai turi įrodyti, kad būtent tas vaistas ne tik tai sumažina cholesterolį ar sumažina kraujospūdį, bet jis ilgalaikėje perspektyvoje, kaip minimum per 5, 10 ir 15 metų, pacientui neduos kardiovaskulinių įvykių ir komplikacijų. Ir to dar negana. Ne tik tai, kad jisai pagerina apsaugą nuo kardiovaskulinių komplikacijų, bet ypatingai reikalinga ir tam, kad paciento ilgiau išgyventų ir nuo kitų ligų, nes gal jisai sumažins cholesterolį, sumažins kraujospūdį, bet jisai, pavyzdžiui, dažniau kris ir krisdamas susižalos galvą. Vėlgi tai ta prasme, tai todėl yra sveriami ne tik tai konkrečios kardiovaskulinės komplikacijos, bet ir bendras paciento išgyvenamumas nuo tam tikrų ligų. Nereikia pamiršti, kad dalis ligų, būtent tų lėtinių ligų, tokių kaip vėžys, kaip įvairios uždegiminės ligos, jos taip pat sutrumpina paciento amžių ir lemia. Taigi išgyvenamumas skiriant tam tikrus vaistus kartais pagerina ir kitų gretutinių ligų buvimą. Tie patys statinai turi labai stiprų antiuždegiminį veikimą ir buvo labai daug atlikta klinikinių
tyrimų ir ištyrimų, kad ne tik tai cholesterolio mažinimas, bet būtent tas antrinis, antiuždegiminis veikimas labai teigiamai veikia tuos pacientus, kurie serga reumatoidiniu artritu, kurie turi lėtinės kitas uždegiminės ligas, kaip raudonoji, pavyzdžiui, vilkligė, ar kaip cukrinis diabetas, kaip reumatoidinis artritas. Ta pati raudonoji vilkligė, jie duoda lėtinį uždegimą. Lėtinis uždegimas taip pat pats per save skatina aterosklerozės procesą. Vėlgi tie asmenys, kurie ne tik tai turi sergantį tėtį ir mamą, bet ir tie, kurie, sakykime, turi pačias tas kitas lėtinės ligas, turėtų būti žymiai budresni savo rizikos veiksnių korekcijoje ir nusistatyti tas kardiovaskulinės rizikas. Be to, pacientai, kurie serga tam tikrom įvairiom ligom ir gauna moderniausią šiuolaikinį gydymą, tas gydymas taip pat įtakoja tam tikrus rizikos veiksnius. Ir mes turim, kad kai kurie medikamentai ypatingai didina cholesterolio koncentraciją. Ką tai reiškia pačiam pacientui? Jisai pasveiksta ir gauna remisiją nuo tos ligos, kuri jį kamuoja, bet iš kitos pusės jis negauna kardiovaskulinės apsaugos ir praėjus keletui 5-7 metams jis gali susirgti miokardo infarktu. Taigi, ta prasme, spektras pacientų ir žmonių, kurie galėtų kreiptis, prevencija tikrai yra labai platus ir reikalingas. O gyvensena, kokį vaidmenį čia vaidina? Gyvensena, aš visada sakau, kad tai yra kaip benzinas į automobilį. Kokį pili, taip ir važiuoji. Jeigu sveika gyvensena yra gera, jeigu tu laikaisi sveikos gyvensenos principų, visada tavo bet kokios ligos ir bet kokios emocinė situacija visada bus geresnė. Ir tokiu atveju sveika gyvensena sumažina poreikį galbūt medikamentų, sumažina vaistų dozes. Jei žiūrėti giliau, visiškai pati sveika gyvensena, turint tam tikrus ar genetinius, ar tam tikras sergant tam tikromis ligomis, jos dažniausiai nepakanka. Ir tai yra geras pavyzdys maratono bėgikai. Pasaulyje yra daug organizuojama maratono bėgimų ir kiekvieno maratono bėgimo metu keletas maratono bėgikų dažniausiai atsiduria reanimobilyje dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai, kad labai dideli krūviai arba labai intensyvus sportavimas, ar, sakykime, dideli virškrūviai arba didelės emocinės įtampos, jos yra žalingos organizmui. Taip kaip ir didelis krūvis, jis lemia didesnį susidėvėjimą. Todėl tie pacientai arba tie asmenys, kurie turi didelius krūvius, taip pat turėtų apsilankyti prevenciniai pas kardiologą, tam, kad įsivertinti savo aterosklerozės riziką. Ir netgi kalbant apie tuos pačius maratono bėgikus, buvo kalbama apie tai, kad neleisti bėgti maratonų tol, kol jie nebus patikrinti dėl širdies ir kraujagyslių ligų. O kiek jūs rekomenduotumėt nueiti žingsnių per dieną savo kardiovaskuliniai sveikatai? Kardiovaskuliniai sveikatai gydyti. Aišku, mažinti nejudrą, nes nejudra yra pas mus tikrai labai didelė, nes mums yra patogu sėdėti, važiuoti automobiliu. Tai yra patogu ir smagu ir tai yra priimtina, nes mes daugelį metų neturėjom tų gerų automobilių ir tas poreikis tiems automobiliams yra. Ir mes visada skundžiamės, kad pas mus yra labai blogas oras, kad yra šalta, kad lyja, kad keičiasi įvairios atmosferiniai sluoksniai ir kad visada yra smagiau sėdėti šiltame kambaryje. Bet pradėti savo kiekvienos dienos sportavimą arba tą buvimą, tai būtent nuo kasdieninio vaikščiojimo. Ir tas kasdieninis minimalus vaikščiojimas, kad mes pasakytume, kad mes neturime nejudros, kad mes judame pakankamai, tai yra 10 000 žingsnių. Bet jeigu tu sėdėjai daugelį metų ir jeigu tu nori netekti svorius arba tu turi išsikėlęs kažkokius kitus tikslus, tokiu atveju greičiausia tau nepakaks tų 10 000 žingsnių per dieną, tokiu atveju tau reiktų nueiti bent jau 15 000 žingsnių per dieną. Jeigu tu vaikščiosi dar daugiau ir tu pasieksi 20 000 arba 30 000 žingsnių per dieną, ar tai yra sveika, vėlgi tai yra virškrūviai. Ir tie virškrūviai nėra labai naudingi vėl mūsų pačiam organizmui. Tai bus papildoma apkrova sąnariam, papildoma apkrova įvairioms kitoms mūsų organų sistemoms, kas vėlgi gali sukelti kitas mūsų problemas. Nuėjus 10 000 žingsnių, kokį restoraną pasirinktumėt, kokios šalies virtuvės pavalgyti? Maistas yra nemažiau svarbu, jis tai turi teikti malonumą. Jis taip pat turi būti ir sveikas maistas. Aišku, kalbant apie sveiką maistą, labiausiai yra pabrėžiama Viduržemio jūros dieta. Tai aišku, čia labai tiktų tų regionų, kur yra aplink Viduržemio jūrą. Tai Italijos virtuvė labai gera būtų, prancūziška virtuvė būtų tikrai pakankamai. Bet galbūt net ir lietuviška virtuvė, aš net meščiau ir lietuviškos virtuvės galimybių, tai kaip mes tą suprojektuojame.
O yra lietuviško sveiko maisto? Tikrai yra. Manau, kad mes turim labai daug geros mėsos. Tikrai mes turim labai daug gerų daržovių. Tikrai mes turime geros ir žuvies. Mes nesam tokie garsus ir vyno pasirinkime, bet mes žinom, kad didesnis vyno kiekis arba alkoholio vartojimas jis nėra naudingas. Ir kas yra įdomu, kad dalis tų pačių italų, kurie gyvena Viduržemio jūros pakrantėje, jie taip pat stengiasi mažinti alkoholio kiekis ir būtent vyno suvartojimą. Nors jie iš tiesų tai suvartoja daug. Kas mus išskiria nuo tos nesveikos virtuvės? Aš manau, kad per paskutinius 20 metų lietuviška virtuvė irgi labai pasikeitė. Nuo cepelinų su spirgučiais, kugelio su spirgais arba ten užpiltais riebalais mes tikrai perėm prie žymiai sveikesnės mitybos. Ir kartais man atrodo, kad mūsų ta mityba netgi yra sveikesnė negu Viduržemio jūros, nes jie taip pat vartoja pakankamai riebalo. Tik galbūt tas riebalo pasirinkimas, jie daugiau vartoja alyvuogių aliejaus. Jie galbūt truputį daugiau vartoja daržovių. Nors mes ir vartojam daržovių, bet galbūt per mažai dar mūsų racione yra pupelių, žirnių ir įvairių kitų tokių žolių, kurios galėtų pagerinti, sakykime, mūsų tą visą mitybą. O jeigu mes nuėję tuos 10 000 žingsnių ir pavalgę skaniam restorane, po to keliaudami toliau namo, pajuntame skausmą krūtinėje. Kaipgi atskirti tą krūtinės skausmą nepavojingą ir pavojingą, kardiologinį ir nekardiologinį? Ar yra lengva tą padaryti, ar vis tiek reiktų kreiptis pas gydytoją, kad jį diferencijuoti? Galima įtarti, kada tos yra raudonos lemputės, kada tas skausmas galėtų būti kardiologinis jau. Visų pirma tada, kada atsiranda kažkokie kiti požymiai. Tai reiškia, kad tave išpila prakaitas, atsiranda kažkokia baimė. Tas skausmas turi ne tik tai skausmą už krūtinkaulio, bet jis pradeda plisti į ranką. Kad tas skausmas stiprėja fizinio krūvio metu, tai reiškia, jeigu tu eini toliau ir tas skausmas stiprėja, tai vėlgi ta prasme tie simptomai, kurie uždega raudoną lemputę. Bet jeigu tu eini ir skausmas nestiprėja, arba tu pasisukioji į vieną į kitą pusę ir tas skausmas pranyksta, tai reiškia, kad tas skausmas galbūt ir nėra labai pavojingas. O jeigu tas skausmas visgi pavojingas, jis yra kardiologinis, ką tu turi daryti tokiu atveju? Tokiu atveju, jeigu tai yra ūmi situacija, kuo greičiau kreiptis į gydymo įstaigą. Nelaukti. Jaunesniems žmonėms tai būna ne tik tai skausmas, bet kartais dažnai, kaip jūs ir sakot, po restorano atsiranda pykinimas, vėmimas ir mes visada galim surasti, kad tikriausiai tas maisto produktas, kurį aš suvalgiau, čia yra kaltas dėl to, kad mane pykina ir man čia taip yra blogai. Ir jeigu tas skausmas vis tik tai nepraeina per 20 minučių, per 30 minučių ir tas skausmas tęsiasi, vis tik tai būtų geriau kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, kad būtų patikrinta, ar nėra tikrai ūmaus miokardo infarkto ar kokių nors kitų rimtų negalavimų. Paminėjot miokardo infarktą. Kas tai per liga? Kaip jis atsitinka? Ką ištinka miokardo infarktas? Ar tai yra tik tai vyresnio amžiaus žmonių liga? Dažniausiai tai yra vis tik tai vyresnio amžiaus žmonių liga. Lietuvoje dabar sergamumas infarktais dažniau jau atsiranda truputį vyresniam amžiuje, virš 60 metų. Mes pradedam eiti į tas pačias tendencijas, kokiuose yra visa vakarų Europa. Bet yra dalinai ir jaunesnių vyrų liga. Tai ji dažnesnė vyrams, kurie yra apie 45-55 metų amžiaus. Jaunesniems žmonėms gali būti, bet jinai yra retesnis variantas. Kam ji dažniausiai būdinga? Tai vėlgi tiem, kurie turi riziką turėti ankstyvą aterosklerozę. Tie, kurie turi tam tikrus rizikos veiksnius. Tuos pačius kaip cukrinį diabetą, hipertenziją, padidintą cholesterolio koncentraciją, mažą judrumą, kažkokias lėtinės kitas ligas, kurios skatintų tuos dalykus. Netgi tą patį padidintą lipoproteino A koncentraciją ir tai gali lemti ūmaus miokardo infarkto atsiradimą. Nes miokardo infarktas atsiranda tada, kada aterosklerozinė plokštelė įplyšta ir ant jos pradeda formuotis trombas, kuris užkiša kraujagysles. Ar visada miokardo infarktas sukelia stiprų skausmą? Dažniausiai taip, daugumai pacientų 90% sukels stiprų skausmą ir tas skausmas dažniausiai bus, jei mes vertintume skausmo balį nuo 0 iki 10 kaip didžiausią skausmą 10, dažniausiai jis bus daugiau negu 7 balai. Kai kurie net atžymės ir 10 balų ir nesakys 11 balų. Bet yra dalis pacientų, ypatingai tie pacientai, kurie serga cukriniu diabetu, jie gali nejausti skausmą, ypatingai jeigu tas cukrinis diabetas yra keletą metų.
Ir tai yra labai pavojinga, ypatingai jie dažniausiai jaučia tik tai tuos šalutinius antrinius požymius, tokius kaip pykinimas, vėmimas, prakaitavimas, fizinio krūvio nebuvimas. Todėl dalis tų žmonių kreipiasi per vėlai ir jie jau būna su tam tikromis miokardo infarkto komplikacijomis. Ar galima kaip nors perspėti širdies kraujagyslių įvykį? Ar yra kažkokių tokių požymių, kurio galėtų mums padėti? Tikrai taip, galima įtarti, kad tau gali atsirasti miokardo infarktas. Dažniausiai miokardo infarktas prieš savaitę laiko ar prieš kelias dienas atsiranda skausmas krūtinėje, kuris praeina, bet jisai turi tokį gniaužiantį, spaudžiantį požymį. Ir dažniausiai atsiradus tokiems simptomams reiktų pasirodyti pas kardiologą tam, kad galima būtų patikrinti, ar tikrai negresia miokardo infarktas. Kaip kardiologai gydo miokardo infarktą ir kodėl sakoma, kad yra auksinė valanda, kodėl greitai pacientai turi patekti? Kalbant apie patį miokardo infarktą, kodėl tai yra auksinė valanda arba tos ne 2 auksinės valandos, užkišus arteriją kraujagyslę, nustoja tekėti kraujotaka pačioj širdyje. Sustojus kraujotakai vienos kraujagyslės baseine širdyje įvyksta tos srities žuvimas, mirtis, kitaip tariant. Ir ta mirtis tampa negrįžtama, jeigu tas procesas užsitęsia daugiau negu 2 valandas. Todėl labai svarbu laiku kreiptis, kad būtų atidaryta ta kraujagyslė. Kaip mes gydom ją, dažniausiai tai yra intervenciniai kardiologai, jie įkiša tam tikrus balionėlius, kuriuos išpučia ir atidaro tą kraujagyslę. Atidarius tą kraujagyslę atgaunama kraujotaka. Bet atgavus kraujotaką čia yra tik apsaugojimas pats miokardo pati žūtis. Bet jeigu mes kalbam apie patį procesą, kuris gali progresuoti ir ta liga pasikartoti, vėlgi reikalinga prevencinio kardiologo įsikišimas. Labai įdomi tema, jūs paminėjote, kad galima apsaugoti nuo pakartotinio infarkto ir iš tikrųjų žmonės nerimauja, tie, kurie jau kartą persirgė. Kas yra svarbiausia tokiam žmogui, kuris jau patyrė infarktą? Svarbiausia yra stengti sužinoti visas tas priežastis, kas įtakojo tos ligos atsiradimą, nustatyti visus rizikos veiksnius, kurie yra, kreiptis ir bendrauti su gydytojais. Ir visų pirma yra geras medikamentų vartojamumas. Daliai pacientų po miokardo infarkto, arba dėl kitų ligų išsivysto širdies nepakankamumas. Kaip manote, ar ta liga įsivyščiusi jau verčia keisti iš esmės gyvenimo būdą? Tikrai taip, nes širdies nepakankamumas, vienas iš jo simptomų yra dusulys ir bloga fizinio krūvio tolerancija. Ką tai reiškia pacientui, kad jeigu tu turėjai tam tikrus fizinius krūvius, tu ėjai prieš kalnių, kad galėjai užsinešti savo pirkinių krepšelį be jokių pastangų, tai išsivyščius širdies nepakankamumui greičiausiai tau jau tai sukels problemas. Daliai žmonių tai apsunkina ir dirbamą darbą. Jie negali jau dirbti to darbo, kurį jie dirbo, nes jie nebeturi tiek jėgų ir sveikatos dirbti tą darbą. Tai iš tiesų labai invalidizuojanti problema. Dar viena liga, kuri yra aktuali kardiologijoje ir tik tai jos gydyme dalyvauja turbūt ne tik kardiologai, bet ir šeimos gydytojai intensyviai, tai yra aukšto kraujospūdžio liga. Čia yra turbūt įdomus toksai klausimas, dažnai užduodamas pacientų, ypač jauno amžiaus pacientų. Sako, mano kraujospūdis šokinėja, jis pakyla, paskui būna vėl normalus, esu pakankamai jaunas, gal čia nieko tokio. Kaip jums atrodo tas šokinėjantis kraujospūdis, apie kurį klausia pacientai, kiek jis yra svarbus ir ką reikia daryti, ar tikrai verta apsilankyti pas kardiologą? Tokiam pacientui, kuris mato tai pakylantį, tai vėl nukrentantį kraujospūdį, kuris yra normos ribose. Jeigu mes kalbam apie to pačias pradinės arterinės hipertenzijos stadijas, dažniausiai taip ir būna tiems pacientams. Ar pradėti tokiam pacientui gydymą ar ne, lemia jo bendra rizika. Ne tik tai vieni skaičiai, bet vėlgi kiek jis turi kitų kažkokių rizikos veiksnių ir jeigu tai yra kompleksas, tai ir tas pacientas priskiriamas dideliai rizikos grupiai, mes visada pasiūlysim gydymą medikamentais. Kaip parinkti tuos medikamentus, vėlgi dažniausiai tai yra tikrai įmanoma, tai prasideda kartais nuo mažesnių dozių, kartais kitiems reikia didesnių dozių, vėlgi čia yra absoliutiškai individualus poreikis. Todėl tikrai, jei tu turi padidintą kraujospūdį, atsiranda šokinėjantis, tikrai reiktų pasikonsultuoti su gydytoju. Ar šeimos gydytoju, ar kardiologu.
Mityba gali sumažinti kaip nors kraujospūdį? Gali, mityba gali sumažinti, ypatingai pačioj pradžioje, taip kaip ir fizinis aktyvumas, jis turi įtakos mažinant kraujospūdį ir jeigu žmogus iš tiesų pakeičia savo gyvenseną, galima, numetus 10 kg, mes galim tikėtis, kad kraujospūdis sumažės apie 10 mm gyvsidabrio stulpelių. Kodėl kartais aukšto kraujospūdžio nepavyksta sumažinti netgi 4 vaistais? Priežastys yra įvairios, gali būti tos priežastys ne tik tai ne pirminiai, kurios priežastys kaip ir nežinoma tos arterinės hipertenzijos, bet yra ir antrinės priežastys, tam tikros, ypatingai jie tampa rezistentiška, tai greičiausiai yra antrinės priežastys. Ir vėlgi čia jau gali reikėti ne tik tai kardiologo, bet ir endokrinologo pagalbos, kartais net ir nefrologo pagalbos, tam, kad pasakyti, kodėl taip atsitinka. Paminėjote įvairius specialistus. Kaip dažnai gydytojo kardiologo praktikoje tenka bendradarbiauti su įvairių sričių gydytojais? Turbūt jūsų specialybė viena iš tokių, kur turbūt daugiausia turite bendradarbiavimų įvairiose srityse. Tikrai taip. Mes tikrai turim bendradarbiaujam ir su reumatologais. Netgi su reumatologais, kadangi tai vėlgi tos lėtinės uždegiminės ligos, jos duoda ne tik tai arterinės hipertenzijos padidėjimą, bet jos duoda įvairius ir perikarditus, įvairias kitas. Kas tai yra per liga? Perikarditas tai yra širdies plėvės uždegimas, kur gali atsirasti širdies plėvės skysčio. Taip pat pagreitėjusi aterosklerozė, didesnė tikimybė tiem pacientam turėti infarktą ir insultą. Dalis jų skiriamų vaistų patys per save sukelia miokardo infarktą. Dalis jų sukelia plaučių arterijų tromboembolijas. Taip pat mes bendradarbiavom net ir su hematologais. Ir ypatingai dabar atsiradus naujoms galimybėms kardiologijai, kai randama tam tikras širdies raumens sustorėjimas, kai atliekamas širdies magnetinis rezonansas ir randamos tam tikros įtariamos įgytos arba įgimtos tam tikros ligos kaip amilaidozė, sarkoidozė. Vėlgi gydymo parinkimui mums kartais tikrai reikalingi ir patys hematologai. Ir hematologai mums padeda taip pat diagnozuojant tas ligas, nes kartais įmama biopsija iš pilvo sienos, iš pilvo odos. Turite labai daug patirties prevencinėje kardiologijoje. Turbūt esate viena iš labiausiai patyrusių specialistų šioje srityje. Kaip Jūs matote ateitį prevencinės kardiologijos? Kaip jį keisis artimiausiais dešimtmečiais? Manau, kad jinai tik tai plėsis. Mūsų pačių visų visuomenės ir pasaulio visuomenės mentalitetas keičiasi. Ir jeigu mums anksčiau pakakdavo to, kad mes norime gydyti tik tai miokardo infarktą, ligos pasekmę, tai šiai dienai mes visi suprantam, kad to mums tikrai visiems negana. Ir kad mes tikrai norim įvykiams užbėgti už akių, kad to dalyko neįvyktų ir kad jo neįvyktų niekada. Greitoje ateityje atsiras begalės ir naujų tyrimo metodų ir gydymo metodų. Ir šiai dienai mes turim pakankamai įrankių, kad galėtume tuos dalykus kontroliuoti, įvertinti ir paskirti reikalingą gydymą. Ir paskutinis klausimas. Kas Jums yra profesinė sėkmė? Klausimas yra sunkus iš tikrųjų. Profesinė sėkmė galbūt yra tie atvejai, kada tu matai beviltišką pacientą, kuris turi toli pažengusi procesą. Ir tu sugebi kaip gydytojas suvaldyti tą procesą ir kai ateina pacientas ir sako, žinot, aš jau 20 metų neturiu problemų. Aš 20 metų jau negulėjau stacionare. Tai ir yra ta prasme ta sėkmė, tas momentas, kuris motyvuoja mus dirbti, stengtis dirbti ir šviesti visą visuomenę ir visus pacientus, skirti jiems dėmesį. Ačiū Jums ir linkiu sėkmės toliau gydant pacientus. Ačiū.